Visi miestai turi savo istoriją. Išskirtinių gamtos ir kultūros paminklų, savų papročių ir tradicijų. Akmenė mažas, tačiau išskirtinis miestas, turintis didelių stebuklų. Akmenės pašonėje vingiuoja Dabikinės upė, o Šepačių akmeniškių pasodintas ir užaugintas pušynas, kuriam 2002 metais suteiktas gamtos ir kultūros parko statusas. O kur dar ant kalvelės tūkstantį daugiau kaip šimtmetį menanti Šventos Onos bažnyčia, svarbiausias mažo miestelio statinys. Iš visų pusių regimas jos bokštas, tarsi koks švyturys, kviečiantis pasidžiaugti ir užsukti į šventovę. Išskirtinė ir šiuolaikiška Akmenės gimnazija, turinti bene seniausią Žemaičių krašte istoriją, nes mokykla įkurta jau 1569 metais. Jaukios gatvelės, įspūdinga miesto aikštė, krašto muziejus, bei kiti svarbus kampeliai ir akmenys, išskirtiniai mūsų miestelio stiprybės simboliai. Graži Akmenė visais metų laikais. Graži Akmenė vakar ir šiandien. O kur yra jungtis sujungianti praeitį su dabartimi? Tai mūsų nepamiršta istorija. Juk ji ir yra mūsų stiprybė dabarčiai. Stabtelkime prie dešimtmečių skaičiuojančio nepriklausomybės paminklo. Norime papasakoti šio paminklo istoriją, kuri yra tarsi praeities pamoka dabarčiai. Netoli bažnyčios, Sodų gatvės pradžioje, stovi išdidus paminklas. Jo autorius – baltarusių kilmės architektas Klaudijus Dušauskas Duš. Įdomus sutapimas, nes šio paminklo istoriją lydi skaičius 8. Paminklas pastatytas 1928 metais. Nepriklausomybės paminklas akmeniškiams tapo pasiaukojimo, ištikimybės, vienybės ir meilės savo kraštui simboliu. Tai gali paliudyti ir viena mūsų kalbinta pašnekovė. Rinkdavotės jūs ten iškilmių progom įvairiausiam? Visom progom, aš kiek vaiks prisimenu, visos šventės, ypatingai vasario 16. Mes mums kaip šventenybė buvo. Mes patys sugalvodavom, mūsų kurios nors gimtadienis, kur einam, ateinam visų pirma pašvęsti prie paminklo. Valerija pasakoja, kad meilė tėvyniai, patriotizmą savam kraštui jie įkvėpė ne tik šeima, bet ir pirmoji mokytoja. Didžiulį įspūdį tuomet dar jaunai mergaitiai paliko mokytojos suorganizuota priesaika bažnyčioje. Ten visa klasė iškilmingai prisiekė tarnauti Dievui ir tėvyniai. Ta pačia priesaiką jie dar kartą pakartojo prie nepriklausomybės paminklo. Ir tai jiems buvo šventa. Bet tai aš nemoku jums apsakyti, tai įaugo į mane, tiesiog įaugo. Ir man tas visą gyvenimą buvo brangus dalyks ir aš nežinau, aš juoda, duoną, plutą griauščiau. Bet aš iš čia kojus nebūčiau iškėlus. Atėjęs sovietmetis laužė žmonių gyvenimus, jų likimus ir griovė viską, kas galėjo priminti mūsų praeitį. 1948 metais nepriklausomybės paminklas buvo susprogdintas. Tai paliudija ir mūsų pašnekovai. Jie negalėjo susprogdinti. Žinokit, kiek buvo bandymų. Aš nežinau, kas ten saugojo tą paminklą. Paskiau didesnį kiekį granatų pridėjai, kaip davė nuvertė, ten toj pačioj vietoje ir užkasė. Dienos mano draugės brolis tą padarė. Skauda labai. Tai va, tai buvo ta priesaika. Ir mes prie šito paminklo, dar kas nebuvo užkas, viskas, mes dar kartą pakartojom tą priesaiką. Ir tada mūsų paveikslą. Mums buvo eikė, neleidomės, nežinau, kiek kartų čia mes ėjom, kol mes galėjom nusipaveiksluoti. Ašaromis akise ji puikiai atsimena tą laikmetį ir tuomet patirtą siaubą dėl taip mylėto krašto ir tolimesnio Lietuvos likimo. 40 metų slėpta istorija nebuvo pamiršta. Atėjo viltingieji 1988, kai žmonės galėjo prabilti apie tai, dėl ko ilgus metus tylėjo. Paskui 88
kad čia jau visi sąjūdis pradėjo čia reikštis, pranešiau viršininkui savo buvusiam. Tiesiog Sigita reikia atkasti. Prasidėjo sunkus paminklo ieškojimo kelias. Reikėdavo gauti iš rajono valdžios leidimą. Aš asmeniškai kreipiausi tiek į vykdomo komiteto pirmininką, tada buvo Rimkevičius, tiek į pirmąjį sekretorių. Tas buvo, kai aš gavau žinią apie gegužės vidurį 88. Ir atėjo lapkričio mėnuo ir absoliučiai nieko neduoda žinot. Ir tada ryžausi ant savo atsakomybės ir buvo paskirta Krans, buvo nutarta, kad nesikabytų, neprisikabytų, kad nedarbo laikė, buvo išeiginė diena. Paskirta ir kasėm. Važiavom kasti, pirmą durį darėm, nebėra to paminklą, išgaruoti negalėjai. Sak, Sigita, dink iš akmenės, jeigu nerasta. Paskui antrą durį, kaip darėm, neatradom. tą pačią dieną atkasėm, ištraukėm pagrindinę dalį ir visas detalės, kurios buvo galima surinkti. Visi nusipaveikslavom tos iniciatyvinės. Bobutė kažkokia iš kultūros namų išėjai, sak, vaikeliai, ką jūs darot? Čia medžiaga saugumui, sak, bus labai gerai jums surinkti visus. Atkastas paminklas buvo nuvežtas į melioracijos valdybos gelžbetono sandėlį. Nepaisant valdžios grasinimų ir spaudimo, prasidėjo paminklo atstatymo darbai. Pagrindinis restauratorius buvo Akmenės menininkas Stanislavas Adomaitis. Visą paminklą teko atkurti, tai iš nuotraukų buvo išlikę keletą nuotraukų, buvo išlikus tokia atvirutė, kuri buvo platinama tą paminklą statant, ir pagal tuos sudėtus daiktus aš padariau projektą to atstatymo ir tos aplinkos sutvarkymo. Pavyko pagal nuotraukas nustatyti tikslius matmenis ir tada buvo lengviau padaryti. Ta lenta, kuri yra nuo Sodų gatvės į tą pusę atsisukus, į Sodų gatvę, tai ten yra ta originalioji lenta, ji buvo išmušta su tokiu gabalu, su kūju, o paskiau tada paminklų dirbtuvėje paprašėm, padarė lygiai tokiu pat šriftu, iškalė kitą lentą, antrąją, kurią ir vėl įdėjo, kad būtų, kaip iš pradžių atrodė, nauja. Akmeniškiai prisidėjo prie paminklo atgaivinimo, tačiau valdžia jį įvertino kaip turinti menką kultūrinę reikšmę. Paminklą liepė statyti miesto pakrašty prie Dabikinės upės. Akmenės gyventojai tam nepritarė. Akmeniškiai visi išbalsavo, kad paminklas turi stovėti toje vietoje, kur ir buvo. Žmonės buvo kviečiami į talką, eiti dirbti, padėti. Mes savo jėgom, be darbininkų. Dėl ko buvo statoma, dėl ko buvo dirbama. Mano mintis buvo pats didžiausias žmonių toksai atsigavims, vienybė. Visi džiaugėsi, visi tikėjo nepriklausomybę, tikėjo. Tikrai visi buvo ne taip, kaip šiuo metu yra. Buvo vienybė velniška. Nepaisant visų politinių peripetijų ir sunkių atstatymo darbų, Liepos 16-ąją per Šventos Marijos škaplierninės atlaidus nutarta paminklą atidengti ir pašventinti. Atidarymas irgi vyko pakankamai sunkokai, nutariau, kad reikia pašventyti. Kreipiausi į vietinį kleboną, tada buvo toks Striukės Antanas. Jisai buvo įsigandęs, nesutiko. Sakau, reikia kvies vyskupą, jisai nesiryžo, jeigu nori, asmeniškai važiuok. Tada nuvažiavau į Telšius, į vyskupiją, pašnekėjau.
Vyskupas apsidžiaugė, sutiko. Iškilmėm ruošėmės, bandžiau svečius sureguliuoti, sudėlioti, nenustūmiau vietinės valdžios esančios, bet jie kategoriškai, ne Akmenės tuometinė tarybos pirmininkė, vykdomo komiteto pirmininkė nesutiko, tiek rajono Rimkevičius nesutiko, tiek Meškėnė, kuri buvo aktyvi, amžinatis irgi nebegyvos, irgi nesutiko. Ruošėmės visom tokiam, kad gali būti koks nors iššūkėms, tada ką nors, žinojom tą situaciją. Tai kaip tik tai aš įžanginę pasakiau, suteikiau žodį Vaičiui ir tuo metu buvo išjungta elektra. Mums visi garsiakalbiai nutilo, bet mes buvom pasiruošę, turėjom mašinoj generatorių, užvedėm, buvo biški prastesnė kokybė, bet vis tiek jie ėjo ir galėjo žmonės klausytis. Į atidarymo iškilmes susirinko tiek žmonių, kad šiandien sunku net įsivaizduoti. Paminklą pašventino vyskupas Antanas Vaičius, prie paminklo kalbėjo Alvydas Adomaitis, rajono sąjūdžio tarybos pirmininkas Sigitas Žalneravičius, tremtinių politinė kalinė Aldona Bačiulienė. Juostą perkirpo miesto vykdomojo komiteto pirmininkė Petronėlė Petrulevičienė. Ten, kur žmonių vienybė, tikėjimas ir kova už laisvę, nebelieka vietos melui. Yra tik tiesos sakymas, nepamirštama istorija ir drąsa. Tebūnie tai praeities pamoka dabarčiai. Tegul tai suteikia noro ir jėgų eiti pirmin.